Treneriai, ypatingo svarbumo rungtynės ir tas atkrintamųjų traukinys kažkur jau toli už horizontą. Galima dar bandyti vytis, bet kas šiandien buvo ne taip? Kaip čia pasakius, iš esmės, jeigu mes kitą savaitgalį iš dviejų rungtynių paimam 2 pergalės, dar visai nemaži šansai galbūt ir išeiti į atkrintamasis. Tai dabar visas fokusas bus į kitą savaitę, o šiandien biškį trūko kažkiek gal šviežumo ketvirtadienį. Tokios sunkios varžybos buvo pagrindiniam žmonėm, mūsų vyresniem krepšininkam ir šiandien matėsi šiek tiek trūkumas šviežumo, nes jau kažkelintos varžybos iš eilės trūksta indėlio nuo atsarginių suolelio. Norėtųsi biškį iš jaunimo daugiau, ne kažkokių taškų, bet aktyvumo gynyboje, padėti gynyboje, atkovoti kokį kamuolį puolime, kokį nors gynyboje ekstra kamuolį. Šito negaunam, užtat ko pasekoj krūvis didėja vyresniem žaidėjim. Užtat vyresni žaidėjai, kaip ir minėjau, to šviežumo šiek tiek trūkumas ir bendrai paėmus tai komandai priekaištų negaliu turėti, nes kovojam iki paskutinės atakos. Šį kartą nepasisekė, kaip ir minėjau, fokusas į kitą savaitę ir bandysim į tą nuvažiuojantį traukinį dar iššokti. Nedos Vidmantas buvo mestas ten 4 kėlinio pradžioje ir tikrai gerą impulsą davė ten, bent jau kalbant apie puolimą. Ar tas mažas minučių skaičius dar po traumos jis yra iki galo neatsigavęs? Ar kokios kitos priežastys? Ar netikėjot jo, kad šiandien gali 4 kėlinį patraukti komandą? Šiaip aš net nemanau, kad taip jis realiai dabar galėtų žaisti, nes jis dar tik tai nusiėmė ten tą gipsą nuo rankos praeitą savaitgalį, tai realiai mane nustebino, kaip jis pasirodė, nes galvojau, kad bus blogiau. Tai va ko pasiekoja, žmogus ilgai nemėtėsi tą krepšį ir nevarinėjęs to kamuolio su savo stipriaja ranka, tai dėl to biškį ir privengiu jį leisti žaisti, bet šaunuolis gavo šansą, įnešė energijos, įmetė keletą metimų, kas tikrai nėra lengva, žinant aplinkybės jo. Tai šaunuolis dėl to ir tikiuosi kitą savaitgalį dar didesnį indėlį įneš. Kalbant apie varžovą, atrodo varžovas irgi darė šiandien viską, kad laimėtų. Iš pradžių vieną jauną įleido, po to antrą. Pabaigai iš visų 3 jaunai žaidėjai sužaidė, atrodo turėjot ką atakuoti ir ar pakišo koją, kad minutės pertraukėlių jau neturėjot likusias 4 minutės, ar kas gale nutiko, kad vis tik nepribaigėt varžovų šiandien? Iš esmės, taimautai tai ir buvo paimti, kad duot atsipūst žaidėjams, nes matėsi, kad sunkiai kojas jau nešė ir manau, kad tie taimautai iš tikrųjų labai pasiteisino, nesugebėjom grįžti į varžybas, bet jo, gale jau nebeturėjome jų. Jie pagrindiniai žaidėjai atliko savo darbą labai gerai, kalbu apie varžovus, Matulis per 10 minučių 28 naudingumo balai, tai kai taip sužaidė, tai po to jau jie turėjo prabangą ir išleisti savo jaunuosius žaidėjus, nes skirtumas buvo nemažas ir mums pritrūko laiko atlošti. Kalbant toliau apie jaunimą, tęsiant temą, paskutinis klausimas. Paskutinį interviu jūsų žiūrėjau, sakėt, kad neįmanoma ir mokintis ir laimėti tuo pačiu metu, bet žiūrim į Žalgirį, jie jau yra 4, Rytas 8, Neptūnas irgi 9 ir beda dažnai pirštų į jaunimą. Ar tai yra didžiausia komandos problema šiandien dienai? Vienas dalykas, tai su Žalgiriu jaunimo selekcija niekada nepakonkuruosim. Tai faktas, kad Žalgiris susirenka visus norimus jaunuosius krepšininkus ir jie augina jaunimą Eurolygai, tai jie gali NKL laimėti. O mes kol kas turbūt neturime tokių Eurolygos prospektų. Pajūrys nežinau kiek ten jaunimo sistema, nes nėra ten labai jau daug jaunimo. Sąlyginai, nežinau, ne 18 metų, ne? O kalbant apie Rytą, tai labai didelis Kadžiulio įdirbis ir jie užsiaugino šitą, pernai dar vargo, pernai buvo skausmai, o šiemet jau duoda rezultatą, tai taip va dabar mes kenčiam. Tai tikiuosi, kad tai kaip mes dabar kenčiam kaip Rytas pernai, tai tikiuosi, kad kitąmet jau tas jaunimas duos rezultatą, kaip va dabar Ryto jau žaidėjai, kurie parodė tą tobulėjimą.